это правда, но я не безобразный тип, мне нравится загадка. Labas visiems, Honda fanai. Ką, šiandien keliavo toks motociklas, man asmeniškai pats gražiausias Honda motociklas, CBR 1000 RR. Toks spidometras. Čia jau tas naujesnis modelis, kur eina 17 metų, man atrodo. Tai vat, atrodo taip. Išmetimas, žmogus nepagailėjo pinigų, susidėjo rimtą išmetimą. Akrapovičius pilnas, man atrodo. Nesimato, reikės tą patinę dalį man nusimti vis tiek, tai pažiūrėsiu. Bet išmetimas labai gražus, tikrai. Matosi kokybė. Tai va, ką, mocas Amerikonas. Kokių čia dar navorotų? Navorotų nematau. Gražus man labai priekiai jų šitų modelių. Shifterio nėra. Standartiniai komplektacijai. Padangėlė nauja, viskas nauja, blizga, gražu, švaru. Tai reikalas toks. Šitą aparatą reikia sureguliuoti, nuimti ribotuvus. Tai vat, tą ir darysim. Pasiruošim, matosim, žiūrėsim, kiek turi, labai įdomu man. Amerikonas, kaip žinot, Amerikonai dažnai būna apriboti ant maksimalaus galingumo. Tai kitas niuansas, dar išmetimas pilnas sudėtas. Filtras gal irgi sportinis, dabar nepamenu. Reikia pasižiūrėti, pasigilinti. Tai vat, matosi, čia dažytas gal šviežiai. Nu, žodžiu, gražus motociklas. Vat, jau pa šitą mocą, kaip pasakyti, elektroniškai jis yra tikrai pažangus. Tai jau jisai turi, šita karta jau turi elektroninę sklendę gazo. Čia yra tik tai daviklis, kuris nurodo variklio valdymo blokų, kiek atidarinėt sklendę. Tai aišku, kaip visada Amerikonas ir nebūtinai Amerikonas dažniausiai būna. Jūs atsukat pilną gazą, bet variklio valdymo blokas jum pilnai netidaro. Jūs įsivaizduojat, kad laikot pilną, bet blokas laiko nepilną. Arba kažkurio momentu jisai atidaro pilną, bet nuo tam tikrų apsukų jisai sklendę uždarinėja. Tai yra dėl euro tų visų ten reikalavimų, ribojimų, žodžių ir taip toliau. Tai va, labai įdomu, kas čia iš jo gausis. Manau, turėtų gautis tikrai neblogai. Tai žiūrėsim, ką čia galima. Dabar žiūriu. Čia net eksupas yra. Pas Akrapovičių eksupas. Įdomus variantas. Tai išjunginėsim funkcijas. Fuel diesel funkcija, kuris užvėlina gazo perėjimą ant mažų pasukimų. Tada išjunginėsim lambda zondą. Tada galimai ir eksupą išjunginėsim. Tada top speed limiteris. Šitas motociklas turi top speedo limiterį, tai yra 295 km/h. Tai šitą dalyką nuimsim, kad jisai važiuotų tiek, kiek važiuoja, kiek pajėgia, turiu omeny. Nu, gražulis. Tai mocas turi daug režimų šitas. Man atrodo 5. Tada visokie trekšenai ten, žodžiu, ir taip toliau. Čia reikės biškį pažaist. Kur ten kas, kaip ten ką pakeisti. Kuris ten stipriausias, darysim ant stipriausią režimą, aišku. Ir tiek žinių. Tai, kas nori kažką valdymo bloką man atsiųsti, kažką paprogramuoti, išprogramuoti. Valdymo blokas pas Hondas aplamai labai lengvai prieinamas, išimamas ir taip toliau. Tai turit nusimti tą kaušą. Tai yra
Vienas varžtas, 2 varžtai, 3-4 varžtai. Čia tokia plasmasėlė nusiema ir tas kaušas jisai tiesiog nusikelia. Tai valdymo blokas randasi čia. Priekyje. Išėmimas labai nesudėtingas. Kompas atrodo taip. Kaip ir sakiau, atrandasi šičia. Nu čia dar tos du šoninius reikia atsisukti, tada biški bakas čiut pasikelia. Žymiai patogiau išimti. Tai lipdukų nematau. Amerikoje, kaip pasakyti, motociklų tuningas yra žymiai labiau išvystytas, negu čia pas mus Europai, turiu omeny. Nebūtinai ten kokybės prasme, bet turiu omeny tokią pasiūlą. Tai jeigu būna kažkur dažniausiai daryta, būna kažkoks lipdukas užklijuotas. Tai va čia nematau, tai jau geras indikatorius, kad yra stokas. Nu ką, kaip ir sakiau, išmetimas pilnas. Krapovičius. Čia yra lambda zondas gamyklinis. Jį išjunginėsim. O. Neprisuko hamuto kažkas. Tai vat. Eksupos. Pas gamyklinę Krapovičių. Įdomus variantas. Tai va, prisukau, viskas gerai. Tai va matosi, kad sportinis išmetimas. O čia yra lambda zondas, jo diametras yra mažesnis. Čia toks kaip perihodas, o čia yra vadinamam wide band zondui. Tai yra tiem zondam, kurie mišinį matuoja, arba jeigu ten koks sportinis kompas ar kažkas, iš šitą galima dalyką paimti. Tai labai patogus dalykas, reguliuoti, pavyzdžiui, ne. Per čia, kaip ir sakiau, imti mišinį, nu, nėra gerai. Ten biški, jisai, kaip pasakyti, ne biški, o tiksliau, nelabai tikslus būna įmant tokį metodą. Šitoj vietoj dar gana labai geras variantas, kadangi čia susijungia tie vamzdžiai, būtent toj vietoj ir iš karto yra zondas. Tai yra, čia yra 4, 2, 1 išmetimas, 4 vamzdžiai, susijungia į 2 vamzdžius ir tada eina į 1. Tai kokybė, kaip pasakyta Krapovičiaus, nu, sakyti nereikia. Plastikai neoriginalus. Tokie, nu, kaip pasakyti, krašo metu iš jų neliktų ten visiškai nieko. Tokie traškutis visiškas. Iš išorės atrodo labai neblogai, bet kai paėmė į rankas, tai kokybė, nu, ta pati žodžiu, tokia, kaip aš savo projekte ZX14 dariau, tai grinai iš to pačio plastiko. Jisai toksai, kaip pasakyti, nėra elastingas. Gamykliniai plastikai yra, aišku, irgi lūžta ir tie, bet jie yra tokie elastingesni, lenkimui daugiau pasiduodo. Šitie jie tokie paimi rankas ir jisai lenkiasi, bet tu žinai, kad jisai toks, nu, traškutis. Tai va, čia dar apie navorotus. Elektrinis vairo damperis yra pas šitą motociklą. Tai būna, kai kuriuose motose galima juos išprogramuoti ir dėti vietoj jo, turiu omeny kažkokį aftermarket rimtesnį. Dėl tepalų patikros Hondom CBR-am jau kažkuriam video surodęs, kaip reikia tikrinti tepalus. Prieš atvežant patikrinkit, ar tepalų lygis yra normai. Matot, jis yra ščiupas įsuktas giliai, ne taip, pripylė tepalų, įsuko ščiupą iki galo, pažiūrėjot, aha, mierka pilna. Jo? Kaip ir būtų gerai, bet Hondom ne taip matuojasi tepalas. Hondom matuojasi tepalas kitaip. Išsukat pilnai ir ščiupą padedat, va šitaip. Tada ištraukiat, patikrinat. Tai šiuo atveju trūksta tepalų kokių 300–400 gramų. Nu ką, darbas baigtas. Ką galiu pasakyti? Mocas man patiko prieš tai, dabar patinka dar labiau. Šitas modelis turiu omeny. Tai, kaip ir sakiau, ar nesakiau, neprisimenu dabar jau. Žodžiu, perjungimas pavarų ir gazo perėjimas ant standarto tikrai buvo labai švelnus jau standartiniam variante. Tai pas retą mocą tokį dalyką sutinku, kad taip švelniai perjunginėtų tikrai labai patiko. Tai aišku, pridusintas galingumas ir taip toliau.
Bet kas liečia patį važiavimą, gazo kaip pasakyti, priėmimą ir bėgių perjungimą, nu tai nežinau, ten kaip ant sviesto čia žinėt, man tai labai patiko. Tai vat, kaip ir sakiau, amerikonas šitas variantas, pridusintas, nu jūs net neįsivaizduojat. Tai kas liečia maksimalų galingumą, dugno gazą, jisai visi žino, kad jis yra pridusintas ir buvo pridusintas nemažai, skaičius pamatysit. Tai ne tik tai aukščiausiam pavarom ten 4, 5, 6, bet 1, 2, 3 pavarą, nu nežinau, čia koks 600 kubikų turbūt mocas jį į vietą būtų dėjęs tolika pėsnė. Tai ant 1, 2, 3 pavaros, ant dugno gazo jūs gaunat nuo 20 iki 100% tik tai galingumo šito modelio, šito motociklo turime, tiek, kiek jisai gali išvystyti. Tai ant tiek yra pridusintas motociklas. Tai Europa yra taip pat pridusinta, pasilyginau, pasižiūrėjau, Europa yra mažiau, bet vis tiek yra apribota. Amerikoną tai totalas. Pirmas dalykas, kas nusipirkot stokinį Amerikoną, pirmų žingsnių daryti programavimą, tada pajausit, kas yra iš tikro šitas mocas. Tai vat, dabar važiuoja dar sklandžiau, įjungiau fuel diesel funkciją, tą, kur sušvelnina gazo perėjimą, tada išjungiau lambda zondą, kad neliesintų mišinį ir mocas dar, kaip pasakyti, mažiau tampytųsi. Eksupą palikau įjungtą. Manau, šiuo atveju tai bus optimaliausias sprendimas. Jeigu žmogus norės, kažkada galima bus išjungti, nėra bėdos. Pa šitą mocą yra taip. Ant laisvų, gazuok kiek nori, eksupas yra pridarytas. Debakiller šitas mocas neturi. Pridarytas. Garsas, kaip pasakyti, garsus. Bet proto ribose viskas ok, ten nereikiantis ir panašiai. Technikinė, manau, turėtų praeiti šitas dalykas. Toliau, kai jungi bėgį ir pradedi važiuoti, eksupas nuo 4-5 štukų tose ribose atsidaro pilnai ir, kaip pasakyti, girdisi, garsas pasikeičia smarkiai. Tai kai prasuksiu, matysit, išgirsit šitą dalyką. Tai tada reikia, patikėkit manim, labai garsus išmetimas. Garsas toksai, nu, kaip pasakyti, neduslus, bet skardus. Tai vat, du viename, garsas priglaušintas, nereikia, nori pasmaukti, garso yra, nori ramiai pavažinėti, pakruizinti, kažkur nerzina, nebėsina, galva neskaudės ir taip toliau. Tai vat, skaičiai tikrai gavosi neblogi. Tikėjausi, aišku, tokių, ne visose diapazonuose tokių, bet, nu, pamatysim, žodžiu. Tai va, ką galiu pasakyti, jeigu rinkčiausi iš Britų tokio biudžeto ir tokių metų motociklų, manau, imčiau tikrai CBR, man jisai iš išvaizdos gražiausias. O kaip jisai važiuoja, nu bent jau statiniam sąlygom, tai man tikrai labai patiko. Ypač bėgių perjungimas. Super. Tai kaip pasakyti, kas liečia tą maksimalų galingumą, kažkokie skaičiai nėra kosminiai įspūdingi, kadangi Hondos CBR niekada nebuvo galingi motociklai, jie visą laiką kažkur stovėjo gale. Tai, tarkim, koks tų pačių metų ZX10 ar dar kažkoks. Manau, dėtų jie ant maksimalaus galingumo smarkiai. Tai CBR kitų turi privalumų. Maksimalus greičiai, tarkim, pas juos būna didesni negu kitų motociklų. Ypač tų naujųjų CBR, jie ten važiuoja toks pas juos ilgas pavarų, kaip pasakyti, gyringas tas. Tai, žodžiu, žvėris. Bet, kas liečia maksimalų galingumą, jie nėra galingiausi. Tai vat, dažniausiai nuo 100 šiam iki 108 tose ribose priklausomai nuo kartos ir panašiai. Naujausi modeliai, kur yra RRR ar ten SP, SP1, SP2 kažkokie, tai vat jau tie vinioja apie 200 arklių kažkas panašiai. O tie visi paprasti, kitos kartos, pas jos galingumai tokie nėra dideli. Tai šitiem mocam pasiekti pikinį galingumą galima, dar daugiau. Tai Velocity Stacksus įsidėjus, bet Velocity Stacksai normalūs kainuoja, nu, kažkas nuo 400 plus minus eurų. Ir galima būtų kokius, nu, nežinau, 4-5 arkliukus teoriškai damesti. Maksimaliam galingume, jeigu to reikia. Bet, manau, tos galios tikrai kaip ir užtenkamai. Tai vat, sureguliavau viską ant vieno režimo tenai, žodžiu, Power Mode 1 buvo, kaip pasakyti, pats galingiausias. Tai ir aš viską, kaip pasakyti, atribojau, viską padariau ant jo. Tai kitą režimą, jeigu persimės žmogus savininkas, tai mocas bus, kaip pasakyti, kitom sąlygom, ten lietinga diena ar dar kažkas, žodžiu, nu, kad nedubliuoti visų režimų, nedaryti vienodų,
su vienoda galia nėra prasmės. Tai geriau vieną padarai, nori pasidraskyti, važinėja su vienu, nori ramiau pavažinėti, gali su kitu važinėti, ten tų nustatymų milijonas, ten spaudinėjai, žodžiu, niekas ten neaišku man konkrečiai. Tai vat gerai, užteks čia šnekėt, einam prie skaičių. Tai va, turbūt pradedam nuo kuro mišinio, čia yra maksimalus galingumas, dugnas gazas, pilna atsukta rankena. Tai va, nuo pradžių, nuo 4000 iki 7,5 jisai buvo tikrai negeras, buvo smarkiai perliesas. Čia standartė, čia po ribotuvų nuėmimo šiek tiek pagerėjo, labai nežymiai. Nuo 7,5 į galą, čia kai kuriuose zonose jisai buvo net labai geras, o ant pačio galo buvo šiek tiek per daug kuro, bet toks nekritinis dalykas, tikrai negadina moco, toks riebumas, o čia pradžioje šitas visas reikalas, nu tikrai nėra gerai, čia jau kaip pasakyti, aukšti sūkiai, gazas dugnas, tai nei komforto neprideda, nei galios ir kaip pasakyti, motorų jau tikrai nėra sveikas šitas dalykas. Tai standartas, po ribotuvo nuėmimo pagerėjo čiut, o čia po korekcijos išlyginta yra. Tai, kaip pasakyti, galingumai skirtingi taip pat. Palaukit, nuimsim tada. Biški lagina čia. Taip. Pradedam nuo raklių. Tai va. Šitas mocas Honda jisai labai stiprus yra ant newtonų. Maksimalus pikinis galingumas pas jos tikrai nėra jie galingi, bet newtonų jie tikrai turi normaliai. 102 newtonai tikrai, manau, yra labai nemažai. Kiek prisimenu, kažkas mintyse plaukioja, kad reikia pasižiūrėti video, gal Panigale, man atrodo, V4S panašius newtonus, man atrodo, vysto. Tai vat maksimaliam dasidėjo nuo 10 iki 7,2, 5,6, kažkos 10-15 arklių šitam diapazone, nuo 10 štukų iki galo. Pradžioj newtonų, kas čia dabar yra? Apie 46 newtonus dasidėjo, tai gal newtonus nuėmam tada. Kad matytųsi aiškiau prieaugis. Tai va, dasidėjo smarkiai. Čia noriu pabrėžti, yra gazas dugnas, čia ne kitos gazo padėtis. Šiam 5, tram 4, kiek čia gaunasi? Apie 30 arklių. Tai tarkim jūs važiuojat ten kažkuria pavara ir atsukat nuo 3, nuo 3,5 jo tie gauna. Tai čia yra 5 pavara matuota, tai 1, 2, 3 pavara yra labiausiai uždusintos. Tai čia būtų ten matuoti 1, 2 pavarą, nu, neišeitų dėl to, kad sukimo momentas būtų belekoks, prasisuktų ten tas ratas, žodžiu, tai. Bet ten prieaugiai tikrai būtų dar didesni, dėl to, kad ten 5 pavara jau yra, 6 pavara, 4 yra pridusintos, bet 1, 2, 3 yra pridusintos dar žymiai labiau. Tai vat, dasidėjo nuo galo 15, 10, apačioj 20, 30 arklių. Tai yra labai labai daug. Tai čia yra tarpinis variantas tarp vidutinio gazo ir maksimalaus gazo. Mišinys identiškai, praktiškai identiškas maksimaliam gazui. Tai vat, toj pačioj vietoj lygiai kalnai per lieso mišinio, į galą taip pat per riebus. Tai, kaip ir sakiau, nu čia biškai nuo toliau reikėjo koreguoti, ne nuo 7,5, bet vat dabar jau yra išlyginta. Kas liečia galę, tai čia šitam diapazone dasidėjo 10 viršui. 10, jo.
10, o nuo pačios vidutiniuose nuo 5, nu čia mažiau bus, tarkim, 9, 6, žodžiu, nuo 6 iki 10 per visą diapazoną. Tai irgi labai neblogas rezultatas. Šitas diapazonas nebuvo tiek pridusintas, bet šiek tiek buvo. Yra midrange'as, vidutinis gazas, analogiškai. Mišinys toj pačioj vietoje, jis yra per lėsas. Tai vat, nuo kokių, nuo 9,5, nuo 10 jisai tikrai buvo arti normos ribos. Korekcijų praktiškai nereikėjo tik tai pradžioj dadėti. Taip. Tai vat analogiškai. Apie 10 arklių dasidėjo. Pradžioj mažiau. Čia keletą tik tai. Tai vidutinis gazas, jisai, nėra apribotas praktiškai pas šitą motociklą. Čia yra viena iš mažesnių gazo padėčių. Tai čia buvo priešingai. Čia buvo jau apatinis vaira standartas tokas. Tai jis buvo per riebus. Kaip ir jau nereikalingas, jau nemažai nereikalingo kūro šitam diapazone. Tai į galą jis buvo gana neblogas. Nuo kokį ten 11 praktiškai tūkstančių. Po ribotuvo nuėmimo jisai, pat laisvinimo turiuomenį. Jis pasidarė irgi toks per lėsas jau. O čia po korekcijos yra per vidurį šitas. Į galą taip pat pakoreguotas. Tai vat, buvo toks, dabar yra toks. Šitam diapazone jis buvo pridusintas taip pat nuo žemų sūkių ir pikas visai persikėlė į kitą vietą nuo pradžių. Tai vat, toks reikalas su šito reikalu. Kaip ir sakiau, mocas man tikrai labai patiko. Taip, jis tenais, kaip ir naujausi mocai nevysto. Ten apie 200 arklių. Toj vietoje jisai gal ir ne konkurentas jiems, bet jis turi daug niutonų, tikrai daug niutonų, kaip tokiam motociklui. Ir su juo, kaip pasakyti, važiuoti, aš manau, tikrai vienas malonumas. Tai ką, reikės surinkti apatinę dalį, viršutinę dalį. Ir galima bus atidavinėti. Tai žmogus sakė, atvažiuos pats turbūt savo chodu ir grįš namo su juo. Tai vat bus gera proga jam prasitestuoti. Padanga. Tai jau į galą padanga pradėjo praslidinėti. Matot, kaip sušiaušė. Ravo nepadarė, ta prasme nenuėdė jos, bet jau pradėjo ėsti tą paviršių. Man čia visur priskuto pilnai. Už kaklo prikryto, čia žodžiu visur. Tai kokia čia ta padanga? Pilot Power 2CT 22 metų Michelin kažkokia. Tai matosi, kad mišinys jisai minkštas yra. Sukibimas turėtų būti labai geras pas šitą padangą. Turbūt šiam kartui tiek. Ką norėjau dar pasakyti. Sekmadienį einat visi balsuoti prezidento rinkimuose. Užtenka šitų bezabrazijų, kas čia darosi dabar. Balsuokit už ką norit, savo nuožiūrą, už ką manot jums teisingiausia. Svarbu yra balsuoti. Atsineškit savo tušinuką, žinot, kas būna. Kartais, kai rašo tenai su rašikliais, tie, kurie yra ten padėti vietoj, tai kad jūsų balsas ten nenueitų tam, kam jūs nenorit. Tai ką, dar prasuksiu, išgirsit, koks garsas. Stebėkit garso pasikeitimą, kaip jisai yra iki kokių 4,5 tūkstančio sūkių. Ir po to, kai užmyžinat, gerai išgirsit, kaip pasikeičia garsas. Tai vat ką, laimingai visiems, paka.